Sveiki gyvi, 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Šiandien laidos apkalbėkim svečias, Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Sveiki gyvi. Sveiki. Šią savaitę turėjom nemenką sumaištį dėl paskelbto oro pavojaus, būta nemažai panikos, kuri atslūgo po kurio laiko atšaukus aliarmą, nors nežinomybė liko. Štai šiandien buvo žinučių apie tai, kad dronas vėl pastebėtas Latvijos teritorijoje, nerimauta, kad ar neatskries į Lietuvos pusę, bet esame Rusijai pakankamai saugus, galim šnekučiuotis. Tai štai ten sumaišties danguje yra, bet yra ir ant žemės socialdemokratų valdančiosios koalicijos gretose nežinomybė ir sumaištis tęsiasi jau kurį laiką. Ir nepanašu, kad turėtumėm greitų laikų daugiau aiškumo apie štai šias dvi tokias du šaliai pavojingus reiškinius ir pakalbėsime šiandien. Gal pradėkime būtent nuo dronų antskrydžių ir kaip tai veikia mūsų kasdieninį gyvenimą. Jūs vadovaujat Vilniaus rajono savivaldybei ir turėjot vakar irgi matyti nemažai iššūkių. Kur tuos iššūkius pasitikot? Kur pats, kokie buvo jūsų veiksmai, kur jūs slėpėtės nuo galimos grėsmės? Tai man nepasisekė, aš buvau kaip tik išvažiavęs su savivaldybės automobilyje ir būtent tada gavome pranešimus. Tai šitas dalykas buvo truputį toks, aišku, kad reikėjo greit sureaguoti visų pirma net ne apie save galvojant, o apie galvojant mūsų įstaigas, nes turime platų švietimo įstaigų tinklą, socialinės įstaigas ir visą kitą. Tai greit pasistengėm, kad ta informacija būtų atitinkamai pasiekta mūsų darbuotojams. Tai jūs viso aliarmo metu buvote automobilyje, keliavot? Tai po to jau, ta prasme, mes davažiavom iki vieno objektų, sustojom ir paieškojom, kur yra artimiausia, susižiūrėjom priedangą, bet jau tada ir aliarmas buvo atšauktas, tai visiems tas judesys... Kol ieškojat priedangos? Nereikia šitą. Tiesiog judesys to plentų buvo tarsi gan ilgas ir visiems... Buvo lengva surasti tą priedangą? Tai man žinant objektus, ar čia privačius verslas subjektus, kurie turi atitinkamą infrastruktūrą, ar viešosius subjektus, tai yra paprasčiau surasti priedangą nei galbūt kažkiam kitam, bet jos pas mus, norėčiau pažymėti, programėlės yra sužymėtus. Tiek, kiek jų yra nepakankamai, bet jos yra sužymėtos ir žmonės tikrai gali matyti. Jau jeigu kalbėsime apie priedangų pasiekiamumą, ką mes matėme ir pas mus, ir sostinė, visose kitose savivaldybėse, kas ten uždaryta, ar kas ką kur priėmė ar nepriėmė, tai čia yra kitas klausimas. Čia aš manau, kad diskusijos tikrai reikia, galime pakalbėti. Ir tos namų darbus reikia išmokti, nes vakar tai buvo truputį tokio kai kuriems ir pamokų, kad ne viską dėja, turbūt nors ir buvo pratybo, įsisavino kai kurie žmonės. Ir programėlės lūžo. Ir tos informacijos gal šiek tiek trūko, bet apskritai koks jums sudarė įspūdis, ar oro pavojus nebuvo skelbtas iki raudono signalo, nebuvo ignoruojamas apskritai visuomenė žmonių? Koks jums įspūdis? Na, žinote, sunku atsakyti, kaip visuomenė galbūt reagavo, mes galim skirtingas reakcijas matyti viešai, kaip ten komentuoja ar panašiai žmonės, ar socialinėse tinkluose, ar bendrai komentarus kokius duoda. Aš džiaugiuosi, kad šį kartą, nes visiems mes dirbame, domimės kaip sritis, yra sudėliota šį kartą komunikacija tarp institucinė, bent jau jinai suveikia, nes, žinote, vienas yra popierė sudėliota, kitas kaip institucijos tarpusai bendrauja. Tai bent jau mes iš anksto žinojome, kad tikėtina ir Vilniaus apskrityje bus vėlgi paskelbtas tas geltona kaip zona, ne geltonas tas pavojaus lygis, po to peraugo jau į rimtesnį. Tai mes žinojome iš anksto ir buvo pranešta iš kompetentingų institucijų. Tai mūsų atsakingi paskirti žmonės, ta informacija sklandžiai pasidalino su mumis, su komunikacija ir mes galėjome irgi reaguoti iki. Tai nebuvo sužinota iš spaudos, kaip kad žino spauda anksčiau nei sugeba sureaguoti institucijos. Tai šitas dalykas yra... Institucijos gavo perspėjimą anksčiau, nei apskritai... Taip, visas algoritmas, kuris veikia, taip, tai kad bus skelbiama ir panašiai, tai gavo. Tai yra gerai, nes taip ir turi būti, kad jau yra judesys kažkoks ir gali būti, kad po kurio laiko ateis ir jūsų eilė, kad bus toj zonai paskelbtas pavojus. Tai yra gerai. Tai komunikacija man patiko, mūsų nuomonė sutampa, vakar ir Vilniaus meras, man atrodo, irgi vienoje laidoje tai komentavo. Tai tas dalykas sutampa, bet yra dalykai, kurie yra tikrai taisytiniai. Ir nepaisant to, kad visokiausių mokymų ir kitų dalykų buvo, kalbant apie įstaigas pavaldžias, tai tikrai ten vadovai ar pavaldus darbuotojai suveikia nevienareikšmiškai. Ir jeigu mes žiūrėsime, pavyzdžiui, švietimo įstaigų situaciją, tai vieni tikrai, nepaisant to, kad nėra priedangos ten to įstaigo ar panašiai,
nuėjo, nuvedė vaikus į saugias vietas, tai yra, ta prasme, kur nėra langų ar kažkokie koridoriai atitinkami prie sienų, tai kiti paskambino kai kurie tėvams ir sakė, galima pasimti vaikus, ko negalima daryti. Ir tai yra irgi to... Trečianis tapo realios tokios pamokos, realios pratybos, laimė viskas baigėsi gerai ir štai jūs paminėjot Vilniaus merą, kuris irgi patviravo, pripažino, kad ne viskas vyko taip sklandžiai, kaip tikėtasi, kaip norėta. Kiek žinau, aišku, buvo nemažai sumaišties, ypač švietimo įstaigose, vaikai supanikavo, buvo ašarų, buvo dramų, klausimų, ar čia jau prasideda karas ir ne visi adekvačiai gal toje situacijoje elgėsi, kai kurie mokytojai, pavyzdžiui, neskubėjo net vaikų išleisti iš pamokų, tęsė kontrolinius darbus. Tai tokių situacijų ir pas mus, žinot, pasitaikė. Mes analizavom, dar ta informacija yra kaupiama, bus pasitarimai. Ir mes, tai aš jau pasakiau, kad ne visi turbūt, nors ir sakau, išklausė buvo ta informacija, kaip reikėtų reaguoti atitinkamai saugias vietas nuvedė, nes tikrai turim pripažinti, kad valstybėje slėptuvė, nekalbant apie slėptuvės, priedangų yra nepakankama. Ir tikrai, pavyzdžiui, Vilniaus rajonas yra didelė kaimiškoji teritorija ir mes turim absoliučią daugumą gyvenamųjų privačių namų, kur, ta prasme, viešųjų objektų tų nėra tiek daug, kad mes ir turėtume galimybę. Ir žmonės iš gyvenamųjų namų irgi, ko gero, švietimo įstaigas. Tie žmonės, kurie neturi savo infrastruktūros tos arba rusių, pusrusių, jie atitinkamai mato, kur yra pažymėta ir jeigu yra pažymėta, jie keliauja į tą įstaigą. Ir ten, kai kur turime vėlgi vieną atvejį, kaip ir Vilnius turėjo su viena švietimo įstaiga, kad buvo neįleisti žmonės. Čia Riešės mokykla. Riešės mokykla nėra mūsų pavaldumo mokykla, tai yra ministerijos pavaldumo mokykla, bet taip savivaldybė atsakinga yra už sužymėjimą, kur yra kolektyvinės apsaugos priemonės ir visi kiti dalykai. Bet jeigu kalbant apie Riešę, tai ir ten apie infrastruktūrą diskutuojant, mes negalime net įrengti tos infrastruktūros. Ten mums yra interesas, kad toj teritorijoje būtų, bet pavaldumo įstaiga nėra mūsų. Mes turim vieną darželį, kur neįsileido irgi gyventojų mano žiniomis ir ten, aišku, turėsime irgi atitinkamus pokalbius. Kodėl neįsileido? Trūko tai gal jie nesuprato, jie gal galvoja, vietos, aišku, visur trūksta, nes mes turim suprasti, kad personalas, vaikai ir panašiai užima ir tikrai ta infrastruktūra nėra taip išvystyta. Tai dėl to turbūt galėjo ir nesileisti, bet nepaisant to turi žinoti, kad žmonės irgi turi būti priimti ir vėlgi yra nebūtinai, kad tu nuvedi į priedangą, bet gali būti tinkamos saugios sienos, nes ten didelis pastatas yra per vidurį kažkur koridorių, kurie saugesniniai, galbūt mažas gyvenamasis namas, tai galbūt to žmonės, galbūt to reikėjo priimti. Tai šitas dalykas yra taisytinas, tai tiesiog dar kartą visi rinksis ir kalbės apie tai, kad vienodai veiktų visa sistema, nes tai per civilinius saugos mokymus ir visiems buvo atpasakota gyventojai, specialistai dirbo ir su mūsų įstaigų atstovais ir panašiai, tai galbūt tos informacijos trūkumas, galbūt kažkur keitėsi personalas, vėlgi galbūt neįsisavino tų žinių. Išryškėjo ir kiti tokie dalykai, tarkim, yra globos įstaigos ir kitos socialinės įstaigos, tai štai pas mus, tarkim, yra tas vakar toks irgi įvykis, kad reikėjo ištempti lovą su gulinčiu žmogumi. Čia iš gydymo įstaigos. Taip, ir iš slaugos. Ir nevaikščiantis žmogus ir tiesiog taktos durų buvo per siauros, po atliktų turbūt kažkokių remontų darbų. Ir matot, nieks net nepagalvojo, kad ta lova gali netilpti. Nes įnešta jinai turbūt buvo, bet kai reikia normaliai ją ištraukti. Tai turbūt žmogų patį transportavo, bet esmė tame, kad tu prarandi daug laiko dėl to ir šitą reikia reaguoti. Aš manau, atvirkščiai apie problemas reikia kalbėti, nes čia yra visų mūsų bendras interesas. Mes turime kalbėti, susirinkti informaciją tarp visur net savivaldybių, kas įvyko, nes savivalda visiems atsakinga už šitą dalyką ir tiesiog pasidalinti tą patirtimį, nes kartais gali nepagalvoti, kur gali atsitikti. Vat apie durų staktas, tai nieks galbūt net nepagalvotų, bet praktikoje matote atsitiko, kaip atsitiko. Ir praktikoje atsitiko toks dalykas Riešės mokykloje, kur jūs minėjot, kad tai yra ne savivaldybės įstaiga, ne švietimo ministerijos, bet didžiulė mokykla, daug vaikų, o tose slėptuvėse, rūsiuose tilpo tik maža dalis. Tai... Bet žinokite, čia yra mūsų valstybės realios, absoliuti dauguma stokoja tos vietos. Jei paimsi didesnį švietimo įstaigą, mes irgi daug jų turime, tai jos iš vis nėra galbūt tos priedangos arba tinkamai netilpa, nes taip jau dėja yra. Tai Riešėje toj pačioj, kadangi savivaldybė visiems atsakinga ir nereikia čia tarsi, aišku, slaptytis už saugumą gyventojų, tai mes planuojant naują švietimo įstaigą plėtrą, mes turime savo pavaldumo mokyklėlę, kur planuojama plėtra, tas projektas dabar kaip tik yra planavimo stadijoje tam projektuojama, tai ten, aišku, ta infrastruktūra atsiras ateityje. Kalbant dabar apie ministerijos pavaldumo įstaigą, tai mano žiniomis ministerija turi projektą, kur ta priedanga galėtų atsirasti.
Tai tiesiog jinai nėra pastatyta dabar. Tai aš suprantu puikiai, aišku, bendruomenė, nes kiekvienas nori, kad viskas būtų įrengta čia ir dabar, bet tai yra ne tik mūsų, bet yra bendrai visoje Lietuvoje. Tas klausimas, kad ta infrastruktūra ir jai nebuvo atitinkamas dėmesys skirtas. Jeigu mes palyginsim Suomius, kokius, kurie 100 metų investuoja į saugumo politiką ir bendrai turi puikiai išvystytą infrastruktūrą po žemę, kur kasdieniams poreikiams pritaikyta, tai vėlgi galime lyginti, tai yra didelis laiko tarpas. Ir vėlgi pabrėšiu, kad vieno kolegos mero iniciatyva Lietuvos savivaldybių asociacija, rodydama lyderystę. Dabar mes visi vėlgi kreipiamės į valstybinės institucijas su tokiu tipiniu projektu, kurį galima būtų pritaikyti, gyvenvietėse, kuris talpintų ten apie net 1000 galbūt gyventojų, tai yra tokia slėptuvė, galima pavadinti, kartu kasdieniams poreikiams naudojama kaip galbūt šaudykla arba sporto infrastruktūra, kur paprastesni statybos reglamentai ir kiti dalykai galiotų. Tai tas yra išsiųsta, buvo kolektyvinis sprendimas mūsų visų kaip savivaldybių, atstovaujant asociacijai, ir žinau, kad Vidaus reikalų ministerija teigiamai pasisakė, tai klausimas, ar valstybė sugeneruos finansavimą, kad savivaldybės galėtų tą tipinį projektą visur įgyvendinti, tai galbūt būtų sprendinys. Apskritai, kaip jūs vertintumėt tą mūsų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms, kurių, kaip ir sako, ir valdžios atstovai gali tik daugėti, ta provokacijų, eskalacijos tikimybė didėja, tai tas pasiruošimas bendrai. Jis yra gerėjantis, bet nepakankamas. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, kada mes pradėjome tai daryti, tai turbūt labai pasitempėme, pradėjome taip jau temptis ir apie tai kalbėti ir finansuoti po karo pradžios Ukrainoje, bet karas prasidėjo, mes turim suprasti, lyg su Krymo aneksija. Tai tada dar nebuvo galbūt taip viskas greit pajudėję, bet jau kai buvo ta kita aktyvi fazė, kai jau buvo užpulta Ukraina, tai tada pradėjome gal aktyviai. Užpulta buvo 2022-aisiais, ar netrodo, kad... Aš tai skaitau, kad Ukraina užpulta buvo jau nuo Krymo aneksijos pradžios, bet tas jau tikrai atviras tas karas nuo 2022 metų. Tai manau, kad taip, galbūt ir buvo daug kalbėta, bet aš negaliu atsakyti už politikus, kurie galbūt vyriausybės politiką formavo ir valstybės dar prieš tai. Tai manau, kad nepakankamai greit buvo pajudėta, dabar reikia vytis tą laiką, tai kainuoja labai daug pinigų, tai infrastruktūra ir kiti dalykai. Ir vėlgi mes matome, kad jeigu kalbėsime apie kažkokį droną skridusi ten, tai droninių sistemų stokojam, laikas pasikeitė. Panašu, kad turim vytis ir paskui tos dronus ir nespėjam. Ir štai praėjusį sekmadienį dronas pasiekė Utenos rajoną, nukrito Samanės kaime ir jį atsitiktinai rado žmonės šienavę pievas. Tai ir buvo priekaištaujama, kad nesuveikė vėlgi, ko gero, tinkamai algoritmai, nes nebuvo informuoti žmonės. Viskas paaiškėjo tik tai jau po kurio laiko, kai buvo tas surastas dronas. Ar čia adekvačiai elgėsi mūsų tarnybos? Ar čia nėra, ir dabar, trečiadienio įvykis, vis dėlto nuspręsta tą alarmą paskelbti ir toks įspūdis, kad panašu, kad vis dėlto tarnybos tarsi norėjo apsidrausti, jeigu kas nors kad būtų. Aš neatsakysiu, kaip tarnybos veikės turi savo veikimų irgi metodus ir taktiką. Aišku, tarnybus mes turime pasitikėti, ten yra vadovai, kurie priima sprendimus, jie tarėsi irgi tarpusavėje. Kartais visos informacijos ir nebūtina viešinti dėl atitinkamų aplinkybių, tai gali būti patarimas ir žvalgybinių institucijų ar kitų. Tai aš tikrai neatsakysiu į šitą dalyką, linkęs esu pasitikėti mūsų institucijom ir pareigūnais, kurie tikrai patyrė. Ir manau, kad jie pakankamai turi informacijos, kad vienur kitu atveju reaguoti. Dabar vakarykštį įvykį galbūt reikėtų pabrėžti, tai man tas sirenų, pavyzdžiui, nesuveikimas ar nepriimimas sprendimo, kad jos nebūtų, nealarmuotų, tai manau netinkamas yra, bet ir ministras pasisakė, kad jau kitą kartą yra priimtas sprendimas, kad ir tokiu atveju, nepaisant to, koks ten mastas ar panašiai, sirenos veiks, nes yra daug žmonių, kurie neturi, tarkim, išmaniųjų telefonų, yra seniorai, yra irgi mūsų slaugos ligoninėse, galbūt gulintis asmenys ar panašiai, ir jie tiesiog tos informacijos negauna, tai jeigu suveikia sirenos, yra kitaip, jau kad ta infrastruktūra yra jau dabar sustatyta. Ir daugybę kartų tarsi ir išbandyta, buvo patikinta, kad jinai veikia. Veikia, galiu pasakyti. Realybėj paaiškėjo, kad štai ne viskas taip, bet buvo priimtas sprendimas, turbūt jos nepaleisti. Tai yra kitas klausimas, kodėl jis buvo toks priimtas, tai aš jau neatsakysiu, bet manau, kad sprendimas turėjo būti toks, kad sirenos vis dėlto veiktų, nes jos yra instaliuotos, net ir tokiose teritorijose kaip pas mus, išdėstytose plačiai kaimiškose teritorijose, jos yra ant viešųjų pastatų ir tikrai pasiekiamumas yra geras. Ir pakalbėkime apie tai, kas jums labiau žinoma, tai yra sumaištis socialdemokratų partijoje ir koalicijoje, buvot
partijos rinkimų štabo vadovas per praėjusius Seimo rinkimus. Tuose rinkimuose vykusiuose 2024 metais socialdemokratų partija triumfavo, buvo pasiekta pergalė, tiesa vėliau pasipylė tokių priekaištų, nežinau, ir kaltinimų apie tai, kad pergalė buvo pasiekta, na, kaip čia sakyti, ir tokio apgaulingo Vilijos Blinkevičiūtės, buvusios partijos lyderės manevrų, buvo skelbiama, kad jinai bus premjerė. Jinai pati taip kalbėjo, buvo kalbama apie tai, kad Nemuno aušra nebus valdančioje koalicijoje, tai žodžiu, daug tokių visokiausių kaltinimų buvot sulaukę. Noriu jūsų tiesiog paklausti, ar dabar diskusijos vėlgi atsinaujinusios yra, ar Seimo rinkimų rezultatai būtų buvę tokie patys, jeigu socialdemokratai būtų ėję į juos atviromis kortomis ir pasakė tiesą, kad Blinkevičiūtė nebus premjerė, kad bus sudaryta koalicija su Nemuno aušra, bet jūs kaip rinkimų štabo vadovas. Tai žiūrėkite, tai visų pirma reikėtų pabrėžti ir aš tai pastoviai tą patį kartoju, kad Vilija Blinkevičiūtė tinkamų momentų jinai norėjo ir buvo pasiryžusi tapti premjerė. Nėra taip, kad nuo pradžių Vilija pasakė, kad ir tas ir čia yra toks prigalvotas scenarius, kad Vilija Blinkevičiūtė kažką iš pradžių planavo apgauti. Visų pirma, buvo kelios tos galbūt tokios fazės, kada jinai svarstė ir tikrai sakė ne, po to buvo sprendimas ir irgi spaudimas, palaikymas iš partijos, kad reikia prisimti atsakomybę ir tai daryti. Kas ją labiausiai prispaudė? Mes visi raginame labai, nes man atrodo, taip, nes man atrodo, kad tai būtų logiškas variantas dėl to, kad Vilija atidavė tikrai po tokio nuosmukio 2020 metais labai daug laiko savo, kad ta partinė struktūra visų pirma vėl atgytų sustatyti. Kitas dalykas, kad mes sėkmingai žygiuotume į tos parlamentinius rinkimus. Ir noriu pasakyti, kad daug kas priklauso nuo lyderio. Gali susidėlioti ten kandidatus, gali savo programinius punktus, kažkokius pagrindinius ten komunikacinius punktus susidėlioti, ką irgi mes darėm, nes šiaip tai ta strategija jinai buvo paruošta, aš manau, neblogai. Bet lyderis vėlgi daug ką lemia ir Vilija Blinkevičiūtė gavo tą visuomenės pasitikėjimą. Strategija, galima sakyti, buvo puikiai. Strategija buvo ta, kad dalyvaujat vienose rinkimuose, o laimit dviejose. Ir prezidento rinkimuose, ir Seimo rinkimuose, tai strategija puikiai, tik tai rezultatas šiandien yra toks pakankamai tragiškas. Tai čia tas dalykas, kur galime atvirai kalbėti, kiek mes pateisinam ar nepateisinam rinkėjų lūkesčių. Tai jeigu mes analizuotume, kas yra priimama iš programinių punktų ar kitų dalykų, taisomi kažkokie galbūt dalykai, kurie mums atrodytų taisytini, arba tęsiami darbai, kurie yra geri ir juos reikia tęsti, aš manau, kad pakankamai sklandžiai mes dirbame ir mes įgyvendiname savo pažadus rinkėjams pagal programą. Jeigu mes kalbėtume apie tai, kad kažkas tikėjosi vieno ar kito premjero ir tai neįvyko, tai taip įvyko. Ir jeigu mes kalbėsim, kad bendrai politiniai padangiai turime skirtingų skandalų, tai su koalicijos partneriais ar panašiai, tai taip šitą turime. Ir apie tai mes turėtume galbūt kalbėti apie turinį. Bet jeigu vertinsime ką mes darome iš politinių pažadų, programų ir visą kitą, tai mes tai įgyvendiname sklandžiai, o žmogus balsuoja vėlgi dėl to, ką jis nori. Tas apgavystės kriterijus vis tiek jūs, ir aš noriu, kad nepabėgtumėt nuo klausimo. Aš norėčiau grįžti prie Vilijos Blinkevičiūtės. Buvo pradžiai, vėlgi aš nemeluoju, tai dėl sakau tą patį. Pradžiai buvo ta fazė, kai Vilija Blinkevičiūtė nenorėjo, tikrai sakė, ne, nes turbūt dabar ne tas jau laikas, jau post factum, bet tada buvo įtikinta vėlgi ir kad jos atsakomybė yra, nes jinai veda sąrašą, jinai vėlgi yra lyderė, kurią pasitikė žmonės, už kurią nori balsuoti ir tas sprendimas jis buvo tvirtas, jinai pasakė, man atrodo, jau pirmą kartą, gal mes turėjome tarybą, gal Sąskrydžio Palangoje ir jinai tada Šventojoje ir jinai pasisakė tada, kad jinai svarstytų tą dalyvavimą. Atsimenat, aš atsimenu, nes tai buvo... Jis tai buvo išprovokuotas to, kad jūs matėt, kad rinkimų rezultatai gali būti nelabai palankus socialdemokratams, jeigu Vilija Blinkevičiūtė aiškiai pasakė, kad nebus premjerė. Nebūtinai. Ir jūs buvot priversti tą daryti. Tada buvo vasaros pabaiga ir Vilija Blinkevičiūtė apsisprendė, pasakė. Bet vėlgi, kai žmogus, aš negaliu įrysti jos galvą ir vertina savo gebėjimus. Bent jau tas sutarimas buvo, kad galėtų užimti, aš nesakau, kad visą galbūt kadenciją, bet bendrai eiti tas pareigas. Bet žmogus įvertino tikrai savo sveikatos ir būklę amžių, nes aš mačiau, kaip žmogus kiek savęs atiduoda, asmeniškai galiu pasakyti, kas man yra žinoma, ir jinai pabaigoje pasakė, kad nedalyvaus. Tai čia yra kitas, bet tai nebuvo, kad yra strategija sugalvota. Jeigu būtų aišku prieš Seimo rinkimus, kad Vilija Blinkevičiūtė nekandidatuos į premjerus, nesieks šio posto, kokie būtų buvę rezultatai?
Ar jie būtų buvę tokie? Aš manau, kad jie būtų truputį galbūt ir silpnesni, bet nebūtų drastiškai kritę, jeigu jūs norite apie tai paklausti. Jeigu jūs galvojate, kad viskas pastatyta ant Vilijos Blinkevičiūtės, tai negaliu įvertinti. Kiek tai truputėlį kitoks? Žiūrėkit, Vilija Blinkevičiūtė nėra tik prie jos prikabinta partija ir panašiai. Tai nebūtinai, kad Vilija pasakė, kad jinai bus premjerė, tai lėmė maks rezultatus. Taip, tai rezultatai buvo tikrai, tokie, kad jau žinote, ten net vienmandatėse, kaip sakoma, bangata buvo. Kai vienmandatėse kandidatas, kuris ką tik įmestas gal į politiką, laimėjo prieš kažkokį politikos mohikaną. Tai buvo, tą patį turėjo ir valstiečiai 2016 metais. Ne? Panašiai, kai ten atsiminam gal Vilkaviškio vienmandatėje, neatsimenu net to Seimo nario, bet sportininkas laimėjo prieš Algirdą Butkevičių, būsi premjerą, ministrą ir panašiai. Tai tie dalykai įvyksta politikai būna ir tai dažniausiai būna dėl to lyderio gal atėjimo, kuris timteli tą sąrašą, yra ta savotiška banga. Bet mes ir patys... Tada timtelėjo Skvernelis. Bet mes ir patys buvome užprogramavę, turbūt kalbantis irgi tą dalyką, kad partija sulauktų to pasitikėjimo. Ir čia nėra tik Vilijos Blinkevičiūtės faktorius, čia yra bendrai visa sistema. Mes prisiminkim, kad mes turim stiprių vienmandatininkų, mes turim labai stiprią struktūrą, bendrai partinę struktūrą stiprią, nežinau, ar kita kokią partiją turi, tai yra mūsų privalumas. Ir skyriai yra stiprus, turime 18 merų, jeigu neklystu, ne, savivaldas turime, tai vėlgi tose vienmandatėse, kur žmonės pasitikė merais ir panašiai, lengviau yra išrinkti vienmandatininką vietinių. Žmonės balsavo ir eidami motivacija buvo balsuoti prieš tuomet buvusią valdžią, kuriai žadėjo šalis. Aš galiu pasakyti taip, kad jeigu sakote apie gerą strategiją, tai man labai džiugu, kad jūs va čia pagirėt, kad mes strategavom, planavom, nes kartais kai kurie tai ten labai padrikai eina į rinkimus, tai mes turėjome nusibrėžę ribas, kiek kas turi laimėti mandatų, kad atitinkamai mes būtume galbūt formuojantį valdančią koaliciją ašis. Va taip. Ir Vilijos plus apsisprendimas ir dalyvavimas lėmė turbūt, kad mes įdėjom dar papildomai į tą krepšelį, gal kokių 10 mandatų. Gal 10. Bet tai visiems nėra absoliuti dauguma, visiems, kad vieniems valdyti, o koaliciją visiems teko sudaryti. Ačiū, viskas susidėjo matyti krūvą ir tas spektaklis, mėly Lietuvos žmonės, aš būsiu jūsų premjerė. Buvo įspūdingas, aišku, po to, kai Vilija Blinkevičiūtė nusprendė nekandidatuoti premjerus, buvo ir apgailestavimų, ir atsiprašymų, ir ašarų matėm. Bet čia personalinis sprendimas. Jūs buvote rinkimų štabo vadovas, jūs nematėt reikalo irgi atsiprašyti žmonių už tai, kad buvo čia tokia įvykiai. Galiu ir šiandien atsiprašyti, kad taip įvyko. Aš galiu ir šiandien atsiprašyti, kad taip įvyko iš partijos, nes aš tų dalykų nežinojau, negaliu atsakyti už žmogų. Žinot, matote reikalą atsiprašyti? Matote, jeigu yra poreikis, galiu atsiprašyti, jeigu jūs jaučiatės įžeistas, bet jūs galbūt nebalsavote už socialdemokratus. Bet yra žmonių, kurie jaučiasi. Aš visada, man karūna nenukris, aš visada ir su savo rinkėjais, jeigu kažkas įvyksta, pavyzdžiui, kad dėl ko jie pergyvena, sakau, galiu atsiprašyti drąsiai, tarsi man tai ne problema. Yra žmonės, žinote, tie, kurie nesugeba to padaryti, perlipti save, arba labai, žinot, supyksta ir nesugeba taušti greitai. Ir panašiai. Tai aš esu labai paprastas. Manau, kad žmogiškas santykis yra svarbiausias dalykas, kurį mes galime išplėtoti. O aš galiu pripažinti, kad iš tikrųjų rinkimų strategija buvo, puikiai. Socialdemokratai parėmė kandidatai prezidentus, nekėlė savo kandidato, parėmė Gitaną Nausėdą, jis laimėjo rinkimus. Jis agitavo ir parėmė valdančiuosius, dalyvavo suformuojant vyriausybę, palankus buvo jums, bet štai dabar turim situaciją, kad per 2 metus pasikeitė 2 vyriausybės ir dabartinė vyriausybė vadovaujama Ingos Ruginienės, ją pasitikėjimas, kaip ir visa valdžia, yra rekordiškai žemas. Valdančiųjų santykiai su prezidentu irgi tokie yra pakankamai įtempti. Tai vat kaip šiandien jūs vertinat visą šitą situaciją? Kaip jums atrodo? Ar to tikėjotės, kad štai po nepilnų 2 metų po rinkimų turėsim tokią situaciją, kokią turim? Žiūrėkite, tai turbūt pas mus yra jau tai valstybė politinė padangė susikloščias, kad visada tas, kas yra valdžioj, tai turi sugerti viską tai neigiamai ir dažniausiai tai jau būna, kad 2 kadencijas išlieka galbūt ta pati vyriausybė, ne ta pati vyriausybė, bet ta pati politinė jėga ir panašiai, kuri tarsi formuoja valdančią daugumą. Mes gal turėjom tam Brazauską, turbūt ne 2 vyriausybės iš eilės, tai toks atvejis buvo, bet pas mus tokia sistema yra. Tai aišku, kad visada tikėsi geresnio, kad seksis viskas puikiai, nebus kažkokių krizių, kitų dalykų, kad oponentai galbūt nekritikuos, bet mes turime stiprią opoziciją irgi, kurie, tiek yra, kaip pasakyti. Kur matytumėt galbūt lemiamą klaidą tos strategijos, kad štai turim šiandien tokį rezultatą? Kas čia buvo padaryta? Paluckas, Gintautas Paluckas pasirinktas? Aš nematau strategijos klaidos, galbūt kai kurie sprendimai, dėl kurių papildomas oponavimas atsirado ir atitinkamų
atitinkami interesai galbūt irgi daugiau prisidėjo prie to, kad politikai būtų daugiau kritikuojami, tai čia yra mūsų sprendimai, ką mes per programą bandome gyventi. Mokesčių reforma tikrai kai kam buvo skaudi, labai puikiai suprantu, kad ir verslo subjektams kai kuriems dalykai. Ir aš manau iki šiol, kad po to dreifavo kai kurie mūsų kolegos ir tas mokesčių reforma netokia, kokia turėjo būti priimta iki galo, ne? Antra pensijų pakopa, skaudus klausimas, ne, kuris buvo toks, kai kuriems jis yra tikrai labai nepatinkantis. Ir aš manau, kad tai irgi įtakoja šitą dalyką, apie tai reikia atvirai kalbėti, bet nedaryti, nevykdyti politinių savo pažadų, tai irgi kažkaip būtų neprotinga, neracionalu. Tai vėlgi, ką tu įsipareigoji daryti, tai čia reikia diskutuoti. Dabar Gintautas Paluckas buvo... Gal kortų namelis pradėjo griūti, kai Gintautą Palucką užgriuvo tie, reiškia, skandalai ir Na, tai aišku, kad trauktis iš premjero posto gal. Tai aišku, kad šitas dalykas jis yra irgi nemalonus, nes kai tavo premjeras privalo trauktis ir kai yra tokia situacija, tai veikia viską. Bet mes šiandien matome vėlgi skirtingus reitingus, sakote, rekordiškai žemas pasitikėjimas, bet vienas apklausas rodo vienaip, kitos yra kitaip. Tai vėlgi mes turime vertinti, ar jūs norite cituoti apklausas, kurios jums atrodo neigiamas, nes jums reikia, kad čia būtų irgi kažkoks žiūrimas formatas mūsų pokalbių ir kad kalbėti apie blogus dalykus. Bet tendencija akivaizdi. Aš matau tendenciją, kad jinai nėra iki galo akivaizdi. Ką mes turime dabar apie pasitikėjimą? Mes kalbame laidose pasitikėjimą iškeltus tyrimus, tai kalbėkime atvirai. Aš sakau, kad yra problema mūsų valstybėje ir mes turime kalbėti apie tai, kaip mes taip dabar toj situacijai, esame. Kai kurie ten bando politikai irgi formuoti nuomonę, kad čia teisėsauga kažkam ten veikia šališkai ar nešališkai. Aš tai esu tos nuomonės, kad tikėtina teisėsauga mūsų, ta prasme, pagaliau veikia nešališkai, jie yra savarankiškai, neateina pas nieką konsultuotis, ką ten, kur reikia galbūt patraukti atsakomybę, nepatraukti, nes tokių laikų būta irgi, ne? Ir kai kurie politikai, kurie užėmė teisėsaugai pareigas, aš čia su vienu gerbiamu Seimo nariu laidoje dalyvavau ir jis pats pasakė, kad buvo tokių laikų prieš gerų 15 metų, kai konsultavosi kai kurie atėję, tai aš nemanau, kad taip turėtų būti, bet šiandien mes diskutuojame, kas ten kažkur yra traukiamas, turi kokį šešėlį ir aš neseniai bandžiau analizuoti, tai visos partijos parlamente dabar kažkokį tyrimą kažkam vienam jų nariui turi, Seimo nariui, arba partija buvo, ta prasme, teista iš vis ir panašiai, ir dabar mes esame tokia situacija, iš kurios mes turime kaip žmonės. Gero turi vienintelę partiją, tai Lenkų rinkimų akcija Krikščionių demokratų. Tiksliai, bet tokia egzistuoja. Visada sąžininga, visada aiškiai. Tai šitą egzistuoja taip. Tai čia yra tas dalykas, bet mes kaip žmonės, aš noriu pasakyti, kad turime nebijoti apie tai kalbėti ir turime kalbėti, kaip šitą dalyką taisyti. Ir čia yra visų mūsų kolektyvinė atsakomybė, bet nevaryti taip. Kaip įmanoma pataisyti? Aš manau, kad čia yra vertybiškai priklausomi kokie žmonės, kur ateina, ta prasme, ir kokia lyderystė ten rodo. Tai idealiai niekad nebus, bet vėlgi man tas kažkoks bulvės mėtymas, kai ten, žinot, tarkim, iškelia ten kažkokia ten, nežinau, tyrimas prasideda socialdemokratų kažkokio nario atžvilgių, tada konservatoriai ten iššoka ir ten pilnai loja, tada tyrimą iškelia konservatoriai, tada visi dingsta į pogrindį, nieks jau nekomunikuoja, visi tyli ir iš karto pasimato, kas yra ko palaikytojas net iš nuomonės formuotojų. Nes tada nuomonės formuotojas prigesta ir nesako jokios pozicijos ir tos nuomonės neįsako. Tai tada mes kalbėkime atvirai, kad aš palaikau šitą politinę opciją, aš už ją pasisakau ir viskas, bet nereikia ten sakyti, kad aš esu apolitiškas ir panašiai. Mes kartais... Bet dabar partijų lyderiai sako, kad visi turi problemų, pas visus yra kratos ir maždaug... Bet tai yra nepasiteisinimas. Mes turim kalbėti, kaip iš šito išeiti. Tai kokios jūs pozicijos laikotės dėl, pavyzdžiui, Gintauto Palucko? Žinau, kad partijoje vyko diskusija, kaip turėtų partija, ar jis turėtų būti padėti mandatą, atsisakyti Seimo nario mandatą, ar likti Seime, kokia jūsų pozicija? Dėl mandato dėjimo aš nemanau, kad kol vyksta tyrimas, jis privalo tai pasidaryti, niekas negali priversti, nes jis yra žmogus, kuris priima tą sprendimą, bet mūsų pozicija buvo aiški. Kadangi yra generalinis prokuroras kreipimasis, tai neliečiamybės, ta prasme, šitas statusas imunitetų jis turi būti atsisakyta. Ir man atrodo, kad socialdemokratai... Daugiau nei keista. Ir man atrodo, socialdemokratai parodė pavyzdį šį kartą ir tai irgi parodė Mindaugo Sinkevičiaus poziciją ir lyderystę. Nes kai kas čia diskutavo, mačiau viešoje erdvėje. O Mindaugas Sinkevičius nesiblaškė dėl to? Nemanau. Buvo girdėti, kad jis nebuvo labai jau... Tai kai buvo girdėta, kad kažkoks kurpiamas planas, aš skaičiau viešo erdvėje, kad jis saugoti Gintautą Palucką, bet pažiūrėkime, pakomentavom, pasiginčio tai Seimo nariai, bet jokio plano nebuvo. Bet kai kurie teisininkai apskritai abejoja, ar Gintautas Paluckas gali būti Seime, čia turima galvoj ir jo po jau Seimo rinkimų, po Seimo rinkimų dalyvavimą versle ir tą nesumokėtą baudą, kuri rodo, kad jis ne... Tai čia kitas klausimas, žinote, tai turėtų kompetitingi asmenys turbūt išaiškinti. Reikėtų griežčiau
įvertinti tokių situacijų, tada galbūt visuomeniai būtų mažesnis tas nepasitikėjimas politikais. Galbūt tai reikėtų, bet tai turėtų vėl būti reglamentuota ir atitinkamai ir ta pati VRK, net dabar padėjęs kažkokį ten tyrimą ar kas, tai turėtų įvertinti ir pasisakyti, nes dabar, žinot, aš negaliu komentuoti kaip ir jūs, ar ten aš sumokėjau baudą, aš feikinę žinutę, dabar gavau su jumis čia sėdint, man prašo policijos departamentas kažkoks sumokėti baudą už pažeidimą, žinau, kad tai yra iš tikro klastoti, jinai yra siunčiama, tai aš negaliu atsakyti, kas ten ką kur mokėjo. Tai jeigu Gintautas Paluckas nebuvo sumokėjęs tos baudos, aš manau, tai yra blogai, įvertinti reikėtų tarsi tom institucijom, kurios turėtų įvertinti. Ar tai yra pagrindas, kad jis negalėjo iš vis kandidatuoti. Bet vėlgi, kaip tada kontroliuojančios, prižiūrinčios institucijos prileidžia žmonės prie rinkimų. Čia yra kitas klausimas. Tai mes turim kubėti. Kodėl nesuveikia tie saugikliai, tarkim ir šiuo atveju, kalbant apie Gintautą Palucką, jis tapo premjeru ir paskui pradėjo lysti įvairiausi griaučiai, kristi iš spintų ir taip toliau. Turit kokį paaiškinimą, kodėl taip nutiko, kad... Ne. Neturit? Tai jeigu yra vėlgi atitinkamos saugumo institucijos duoda savo išvadas, ne? Gal prezidentas gal turėtų žinoti apie savo lyderius kažką. Turi būti, bet tu negali žinoti, jeigu žmogus nepasako kažko, ne? Tai reiškia, nepakankamai pažįsta bendruomenę savo lyderį. Kartais šeimoje gyveni negali nieko iki galo pažinti. Bet aš noriu pasakyti taip, kad manau, kad Gintautas Paluckas dabar yra visiems Seimo narys, kuris sustabdęs narystę partijai, jis teisinim priemonėm, kaip ir kiekvienas kitas, gali gintis ir palikti Seimo ar ten nedalyvauti frakcijos veikloje, tai nėra tokia pagrinda. Aš manau, kad jis tikrai, jeigu turi norą, yra pažiūrėti atitinkamai socialdemokratinę, tai frakcijai veikti gali. O tai neprisideda tokios situacijos, tokie atvejai prie tų pačių reitingų, nepasitikėjimo žmonių. Kitaip sakant, aš noriu paklausti, kokius prognozuotumėt rezultatus partijai, jeigu rinkimai vyktų šiuo metu. Seimo rinkimai? Taip. Tai reikia išvesti vidurkį, kaip apklausas varodo, kaip mūsų vienmandatininkai atrodo. Vienmandatininkai, kiek aš žinau ir domiuosi, bet man sunku savivaldos kartais vertinti, pasitikėjimą turi nemažą, absoliuti dauguma. Ir aš manau, kad tikrai dauguma vienmandatininkų būtų perinkti, o jau koks būtų procentas Seimo rinkimuose bendrai pačio sąrašo, tai sunku diskutuoti. Tikėtina, kad opozicinė galbūt lyderiaujančią partiją ir lenktų, bet ar tai būtų pakankama, kad formuoti daugumą, tai yra klausimas. O nėra taip, kad socialdemokratai šiuo metu stato ant to, kad iki rinkimų dar yra daug laiko, kiti rinkimai 28 metais ir manoma, kad žmonių atmintis trumpa, viskas užsimirš ar ne? Žmonėms šiaip tai užsimiršta tokie dalykai kai kurie, bet aš visada skatinu, kad analizuoti irgi politinius procesus, nes kuo mes daugiau žinome savo istoriją ir politinius įvykius, to blaiviau galime išrinkti turbūt ir atitinkamai atstovus. Tai kaip gali užsimiršti socialdemokratų, taip gali ir kitų užsimiršti visi įvykiai. Tai dabar mes matome puikiai, pavyzdžiui, konservatorių partijai vidinės rėtinas, kai jau išrinktas lyderis Laurynas Kasčiūnas yra nustumimas to paties išėjusio Gabrieliaus Landsbergio flangų ir bandoma atrasme pastumdyti įtakos sferas ir galbūt jau pasiruošti rinkimams, tyliai pasidėjus, kad vėl tas jo flangas ateitų ir vestų. Matytume, kad anas flangas, liberalusis, Gabrieliaus Landsbergio turi tokių ambicijų. O kodėl ne? Tai yra politika, vidiniai persistumdymai irgi egzistuoja. Ar Laurynas Kasčiūnas buvo išrinktas partijos lyderiu, ar buvo sudarytos sąlygos, kad jį paskirti partijos lyderiu? Rinkimų rezultatai 24 metais rodė, kad jisai buvo... Aš šitą žmogų, Lauryną Kasčiūną, vertinu kaip politiką, nes kažkada aš labai jaunas buvau irgi politikas ir dar savivaldybės lygmens tarybos narys ir mes ten turėjom tokie apsižodžiavimus dėl ideologinių dalykų, bet po to diskutuojant kažkur susiglūdam vidurkį, aš mėgstu labai su oponentais šiek tiek diskutuoti. Aš matau čia tikrai nemažą potencialą, juolab, kad matau jo tą artėjimą link centro daugiau iš tų gal tokių radikalesnių pažiūrų. Tai ką aš noriu pasakyti? Jis bando tas tikrinės lubas konservatorius. Tai kiekvienas turi savo strategiją ir aš mėgstu kalbėti atvirai apie tai, kaip partijos programuoja kažką. Tai mes čia turim kaimynį Lenkijoje tokią pilietinę platformą, kurią grinai Tėvynės sąjunga savo laiku labai gražiai nukopijavo. Ten liberalus konservatizmas ir kai tikrai, čia nėra nieko blogo, pasirinko kryptį liberalesnę su Gabrieliaus Landsbergio atėjimu ir taip pavyko gauti atitinkamį balsų, kai turėjo krizę ir liberalų sąjūdis, nes buvo tas vėlgi procesas ikiteisminis tyrimas ir Masiulių ir panašiai, visai kitai kompanijai, tai gavo turbūt nemažai liberalių balsų tuo metu. Ir tikrai augo ir daugo kito, kas formavo valdančią daugumą po 20 metų rinkimų.
Viskas yra gerai. Bet dabar, kadangi mes matome, kad tas liberalizmas truputį bendrai Europos kontekste, jis, švelniai tariant, truputį eina taip į tą minusą tokį, dėl to, kad turime ir karinės invazijas, kitus dalykus, žmonės konservatyviau pradėjo kalbėti bendrai visoje Europai apie migracijos politiką, ką vykdėjas ir panašiai. Mes matome atitinkamai iš vis radikalių jėgų iškilimą dešiniųjų kai kuriuose valstybėse, tokiuose kaip Vokietija, Prancūzija ir labai neblogi rezultatai gali būti kaimyniniai Lenkijai, trečioje pozicijoje yra irgi nacionalistai požiūrį turinti irgi partija ir panašiai, kur kandidatas prezidentus aš matau, kad tiesiog Lauryno Kasčiūno toks atėjimas į šitą partiją po rinkimų, nesėkmingų rinkimų, kai mes laimėjome, jis buvo galbūt toks truputį krypties pakeitimas, kuris naudingas strategiškai. Jis galbūt ir iki šiol gal naudingas strategiškai būtų, bet matau, kad vėlgi tas kitas flangas pradeda viduj kažkaip ten bandyti sugrįžti ir užimti tą įtakos sferą tyliai pasėdėjus. Tai čia, žinot, čia yra vidiniai procesai, mes irgi turim vidinių procesų, visi kiti turi vidinių procesų. Tai aš noriu pasakyti, kad nėra nieko dabar, kas galėtų, jeigu įvyktų rinkimai, užimti lyderiaujančią poziciją. Jeigu mes galvom, kad konservatoriai paimtų ir nušluotų laimėtų rinkimus, aš labai abejoju, kad tai būtų. Gerai, pakalbėkime dar apie kitus maištininkus. Pas jūs irgi buvo maišto nuotaikos čia prieš kurį laiką. Socialdemokratai, kurie kėlė klausimą dėl valdančiosios koalicijos. Taip pat dabar girdim kalbų, raginimų ir iš šalies, kai kurie, pavyzdžiui, bendrapavardis Demokratų sąjungos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina Mindaugą Sinkevičių tapti premjeru ir mano, kad čia yra problemų sprendimo raktas. Tai va apie Mindaugą Sinkevičių šiek tiek pakalbėkime. Tik tai prieš tai noriu paklausti, kodėl jūs nesutikot pernai, atsisakėt kandidatuoti premjerus? Buvo toks siūlymas, ar ne? Priminkit. Tai daug kas gali būti. Tai buvo raginimai, buvo, aš manau, visai neblogai, jeigu rimtai pasiruoščiau, galima būtų pasivaržyti, ta prasme, dėl to posto ar panašiai, nes ten tikrai mes matome regionuose, koks palaikymas kokiam kandidatui. Koks buvo motyvas jūsų atsisakymo? Aš manau, kad aš tuo metu maniau, nes buvo jo tinkamas laikas, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geriausias variantas tuo metu užimti premjero pareigas. Iš tikrųjų buvo kalbėtasi, tik jis paskutiniu momentu turbūt nesutiko, apsvarstė irgi galimybę savo norą, nes žmogus turi norėti visų pirma. Tai yra labai atsakingos pareigos ir aš nemanau, kad... Kodėl jis nesutiko? Jums aišku? Nežinau. Jis įvertina vėlgi savo dabartinės, tuo metu galimybės ir... Kokį jūs atsakymą vis dėlto savo turit? Aš neturiu savo atsakymą dėl to, nes aš manau, kad tikrai buvo laikas, kada jis galėjo tai padaryti, nes jis tikrai yra pasiruošęs tom pareigom. Kalbate apie praėjusių metų rudenį, tai? Taip, tuo metu ir nepaslaptys jis buvo turbūt lyderis užimti šitą poziciją. Ir neturite atsakymą, kodėl jis nesutiko? Neturiu. Tai čia jau asmeninis vidinis. Galbūt yra aplinkybės šeimos, galbūt yra kitos kažkokios. Aš galiu atsakyti dėl savęs, tai mano pasvarstymai tokie, kaip vyko Seimo rinkimai, aš nuo nieko neslepiu. Tai vėlgi tu gali... Mūsų, nedideliai valstybei ta politika yra tokia, kad vienas kitą visi ten beveik pažįstų. Žinai, merus yra savivalda, viena pakopė, vėlgi žinai, kokia įtaka yra, kokia mero ar panašiai. Tu turi vyriausybę, tas ministras dažniausiai laikinas toks būna ir panašiai, ir tas Seimą. Ir aš galėjau, ta prasme, tuo metu visiems kaip rinkimų štabo vadovas, nors nedalyvavau rinkimuose, o dabar svarstau, ar gerai, kad nedalyvavau. Galėjau eiti vyriausybėje kažkur, tarkim, dirbti, ne, bet aš tais 2023 metais tikrai daviau žmonėms pažadą Vilniaus rajone, kur yra viena didžiausių, sparčiausiai augančių savivaldybių, labai perspektyvių, kur yra daug visokiausių tikrai procesų, kuriuos reikia dar taisyti ir daryti. Aš daviau pažadą, kad aš šią kadenciją dirbsiu dėl tų žmonių. Tikrai, man tai nėra vien tik darbas, man yra... Pagrindinis argumentas pažadas. Tai yra labai sunku. Man asmeniškai kaip žmogui... Laužyti, socdemai turiu galvoti. Taip, bet aš niekad nelaužiu. Aš turiu labai tokią, ir minusą, ir pliusą, kad man sunku moralinės vertybės savo pažeisti. Tai reiškia, jeigu aš pasakiau, aš labai save kritikuočiau, kad aš to nepadariau. Ir vidinį, aš nepaslaptys tas, ir norisi lygtais vieną daryti, bet yra ir kita pusė. Ir aš tiesiog pastatau save į to žmogaus, kuris mane palaikė vietą, ir kaip aš reaguočiau, jeigu sulaukčiau įpusėjus tik pirmai įpusėjus kadencijai, kad mano meras, kuris ten, tai
pralaužė, ta prasme, ilgus metus, ta prasme, turėta vienos tam partijos gal rezultatą ir tikrai, na, palyginus neblogai sukūrė stebuklą prie Riešės. Ne Riešės, o ne Miežius šiaip tai tas, nes paskutinė apylinkė, kurie įkrito, tai ne Miežius buvo. Tai va, tai, bet tas virsmas buvo vadinamas stebuklų prie Riešės. Dėl to, kad visi galvoja, kad Riešė labai daug aplinkui naujakurių ir kadangi aktyvėjo balsuoti, tai tik šitas lėmė. Tai visas aktyvumas labai daug lėmė ir visiems žmonėms aš esu labai dėkingas, kad jie patikėjo ir visada šiaip yra labai smagu, kai žmonės ateina aktyviai išreikšti savo nuomonės, nes tada mes turim tikrus rezultatus, kai ne mažuma, o dauguma išrenka vieną ar kitą politiką. Tai man morališkai tiesiog būtų labai sunku tarsi padaryti tokį sprendimą ir mesti, ta prasme, šitą viską pusiaukelį. Aš pažadėjęs esu, kad kadenciją šitą aš dabaigsiu, o toliau jau matysime kaip ten viskas klostysis. Tai dėl to aš vieną kartą ir kitą kartą aš irgi analogiškai priėmiau sprendimą. Ir dar kitas dalykas yra, kad, na, mano tos šeiminis gal aplinkybės, ten, na, jauna šeima, visą kitą, aš vertinu tikrai galimybės, kaip aš produktyviai galiu atlikti vienas ar kitas funkcijas. Premjero darbas yra labai sudėtingas. Merų darbas yra dabar, kai vykdančiųjų institucijų yra sudėtingas, nes tau pakabintas visas tas ūkis, daug atsakomybių, daug visokiausių dalykų. Jeigu tai yra didelė savivaldybė, tai čia faktiškai yra labai daug darbo. Ir priimti tokį sprendimą yra sunku. Šiaip aš turiu tokį savo, nežinau, nusistatymą, kad į pareigas vienas ar kitas aš ateinu, jeigu esu joms maksimaliai pasiruošęs. Ir aš nevertinu, ar kiti yra pasiruošę. Nes kiti gali vertinti, kad galbūt geriau šitas netinka nepasiruošęs, nei tas, kuris sako, kad jis pasiruošęs. Bet aš nemanau, kad Inga Ruginienė. Tai čia jos asmeninis įsivertinimas. Inga, aš manau, kad šiandien vertinant retrospektyviai ir dabartinė situacija. Inga yra mano skyrius narė, aš gerbiu ją, manau, kad premjerės funkcijas atlieka tikrai sąžiningai ir gerai, bet nėra lengva jas atlikti ir visada gali būti kažkas geriau. Bet tai tikrai Inga, vien jos sprendimas ir jos nusiteikimas, kad jinai ateina, kai yra sunkus laikotarpis, patys sakėt, kai buvo tada su Gintautu Palucku, kiti dreifuoja, nes nusiteikimas ir pasakymas, aš galiu ir prisimsiu atsakomybę, yra labai svarbu. Kiti to nepadarė, kai kurie. Ir vėlgi Ingos nusiteikimas, kad jinai tuo momentu gali, tai yra irgi svarbu, nes prisimti atsakomybę sunkiais momentais jau sudėtinga. Nepervertino savo galimybių. Na, žinote, vienur jinai yra labai stipri. Man, pavyzdžiui, jos bendravimas atviras su žmonėmis, kiti dalykai, tai jis yra man privalumas, nes kai kurie pripratę buvo užsidaryti kabinetuose ir komunikuoti tik per spaudos pranešimus ar panašiai, tai nėra gerai. Tai man tas paprastumas ir jos bendravimas yra svarbu. Politikas, žinote, jis turi mokėti bendrauti su žmonėmis, eiti, kalbėti, atvirai kalbėti. Aišku, tai labiau aš taikau tiems išrinktiems parlamento nariams ir visiems kitiems. Vyriausybė yra kitas dalykas. Tai, kadangi irgi vykdančioji institucija, vyriausybė atsakinga už priimtų sprendimų įgyvendinimą ir atitinkamai pasiūlymų generavimą. Tai, žinote, ten turi būti daug specialistų, kurie atitinkamose srityse supranta, kaip tą politiką formuoti. Negali būti, kad ateina žmogus, kuris iš vis neišmano srities ir tą sritį atitinkamai ministerijų ten pradeda kažkaip vildenti, formuoti, nes nėra tiesiog to laiko. Bet kartu, kaip aš esu ne vieną kartą minėjęs, man dabar pasigendu tų tikrų politikus galbūt formuotojų, nes mes daug panirę esame į administravimą. Tai reiškia, politiko darbas yra stiprią komandą suformuoti, turėti atitinkamai stuburą, kad pasisakyti ir visą kitą, o toliau turi būti žmonės, kurie irgi sugeba tai įgyvendinti. Tai dabar aš jau kurį laiką stebiu tą tendenciją, kad kartais kabinetais visi apsikeičia ir dirbam dėl administravimo, nes viskas labai greit juda. O politika yra kūrybinis procesas, teisėkūra yra kūrybinis procesas. Jeigu matome, kad kažkurie teisės aktai netenkina visuomenės lūkesčių, galima gerinti. Tai va, tam ir yra politikai, kai šitą dalyką. Premjerė Ruginienė yra stipri jūsų požiūriu politikė? Kaip politikė? Kaip politikė, aš manau taip. O kur tas jos stiprumas? Na, aš sakau, jos komunikacija, bendravimas su žmonėmis, atvirumas, pozicijos turėjimas, jinai turi charakterį. Tai jeigu jinai su jumis dabar čia sėdėtų, tai aš manau, kad jinai visiems savo pozicijos laikytųsi ir nepasiduotų. Nu taip, kitas. Tai yra labai stipru. Viengi komandinis darbas ir pozicijos laikymasis yra svarbu. Tai, bet sakau, tie amplua politiniai, jie būna skirtingi. Kas būtų geresnis premjeras, būtų ar nebūtų ministras vienas ar kitas. Na, ne faktas, tu gali būti geras premjeras, nebūtinai tu būsi geras užsienio reikalų ministras. Čia yra komandinio darbo prizmė, jeigu mes turim tokį dalyką. Bet vėlgi kalbėkime mes ne tik apie vyriausybę, o kalbėkime apie bendrai ir išrinktuosius Seimo narius, lyderystės Seime. Aš ne vieną kartą kartoju, kad iš mūsų kolegų, grįžtant prie pirminės temos ir tam visų pasitraukimų, pasigendu tos politinės lyderystės. Tarasme, Seime dėl to antraeilis žmogus, kuris yra tik papildomas koalicijos partneris, užgožia kartais visą eterį.
Ir jis užima kaip lyderis politinis tą eterį, o mes nesugebam to sugeneruoti. Tai aš tikiuosi labai, kad su dabar naujo partijos pirmininko išrinkimu mes galbūt šitą dalyką stabilizuosim. Čia klausimas, ar tas tapimas iš nuolatinio iš laikino į nuolatinius, ar čia jau yra kažkoks? Yra naujos vadovybės išrinkimas ir tame tarpe, kaip aš sakiau, jeigu jau esam suderinę pozicijas ir tas aš pasiūliau. Jūs čia manot kaip esminį pokytį kažką? Aš manau, kad taip, aš jau jaučiu dabar, kad vadovybė efektyviau pradėjo veikti, yra visiems to konkrečiai žmogaus komanda, tu gali vėlgi pasitikėjimą tą formuoti ir panašiai. Gerai, bet dar grįžtant trumpai labai prie premjerės Ingos Ruginienės, paminėjom jos privalumus, jūs sakote, kad nemoka bendrauti atvirai su žmonėmis, yra komunikabili ir panašiai, o kokį trūkumą didžiausiai matytumėt jos? Žinote, Inga, kadangi aš pats kalbinau gerbimą Ingą ateiti irgi į politinę šeimą, mūsų struktūrą ir prieš tai jinai mano skyriaus narė yra šiaip tai... Jūs čia krikštate visios. Nesu aš krikštatės neika, tiesiog aš manau, kad jeigu žmonės yra, jinai buvo profsąjungų konfederacijos vadovė, tai vėlgi socialdemokratams artima organizacija, kur mes bendrabiavom, tai yra normalu, kad ateitų. Tai suprantu, jūs ją pažįstat gerai ir galite vadinti trūkumus. Tai aš sakau, kad galbūt jai yra sunkiau, ne tai kad trūkumas, o sunkiau dabar, nes jinai tokias rimtas pareigas iš karto papuolė, dar situacija valstybė nėra eilinė, mes turime karą čia šalia netoli mūsų regione, tai yra didelė problema ir tikrai kasdien yra milžiniška darbo apkrova, aš manau, ką aš ir pradžioje sakiau. Tai jinai politikoje yra naujokė, jinai išrinkta tik į Seimą, jau tapo ministrė, tai bet jai sekėsi tikrai labai gerai ir tapo premjerė. Tai aišku, čia yra iššūkis, nes tu visų pirma dar ne panarstės tų visų koridorių, o ne politinių, kaip jūs kaip apžvalgininkai, net daugiau kartais žinot, kas ko kvėpuoja, tu turi greit viską sugeneruoti, kai tu turi daug ūkio ir darbo, o dar šalia yra politika. Nes premjero funkcija yra ūkinė, tu faktiškai sakai už visą valstybės aparato organizavimą darbo ir tu turi kasdien gesinti gaisrus ten, kur mes net nematom, neskaitom spaudoj, tu turi tą daryti ir dar šalia tavęs atsistoja visas politinis tas dalykas. Tai, o kodėl socialdemokratai pasirinko tokį politikos naujoką ir apskritai, kaip jūs dabar girdit, ko gero, bičiulių vertinimus, kad tas padarytas pernykštis sprendimas dėl Ruginienės, tas socialinis eksperimentas nepavyko atseit. Na, tai čia jūs tai formuojate. Aš manau, kad premjerė atlieka... Bičiuliai jūsų sako tai. Tai jų asmeninė nuomonė. Aš manau, kad premjerė atlieka savo funkcijas, atlieka neblogai, mes ją pasitikim, jinai dabar dirba, pagrindo kažko ten keisti, jeigu klausė, tai mes nematome, tai pasakęs ir partijos pirmininkas, mes dirbam komandinį darbą ir dirbsim į tol, kol viskas klostysis mūsų nuomonė atitinkama linkme sėkmingai. Kodėl jūs matot grėsmę? Kur matot grėsmę, kad negalima dabar būtų keisti vyriausybę? Kodėl reikėtų? Nepasitikėjimas vyriausybės žemas, reitingai smūgiai. Žiūrėkit, aš priminsiu. Kada būtų laikas? Žiūrėkit, tai visų pirma, keisti kažką, tai nori daugiau oponentai, nes tada yra vyriausybės griūtys, kiti dalykai, o aš grįšiu prie to, ką sakiau, kad, patinka tai nepatinka, bet visi ten, man irgi daug kas nepatinka, aš buvau prieš vieną formato koaliciją pradžioje, ne? Tiesa. Aš buvau tas tarp tų žmonių, kur pasakė ne, nors buvau rinkimų štabo vadovas. Ir tai buvo demokratiškai priimtas. Priminkit, čia turit galvoje, patikslinkit. Pirminis variantas. Dėl Nemuno aušros turit galvoje, ar dėl Lenkų rinkimų akcijos? Lenkų rinkimų akcija tai yra tiesiog prie protestą prieš Lenkų rinkimų akcijos. Tai valdančiai. Čia, žinot, aš pasisakyti, aš manau, kad protestuose iš vis reikia nebijot kalbėtis, vakar ir gerbima premjerė turi kalbėti su skirtingom grupėm žmonių. Bijot kalbėti apie pokyčius vyriausybėje? Mes nebijom kalbėti. Ir mes esam pasakę. Tikrai nemanot, kad reikėtų keisti dabar vyriausybę? Jinai dar čia turi potencialą, nėra? Vyriausybė? Taip, dabar Inga Ruginienė nėra mušta kortą jūsų požiūriu. Tai aš priminsiu vėlgi, grįžkime į praeitį, tai kalbėkime, sakom, reikia atsiminti praeitį, kad rinkėjai neužmirštų. Tai konservatorių vyriausybė, gerbiama Ingrida Šimonytė, gerbiu žmogų, viskas ok. Taigi pasisakė, kai buvo ten irgi vertinimai žymus, kad šitą vyriausybę galėsit pakeisti su rinkimais. Ne? Tas išrinkite savo valdžią. Buvo. Na tai vėlgi grįžta. Tai kodėl mes dabar turėtume tai daryti, nes nori oponentai, tie patys oponuojantis konservatoriai kažkas ir formuoja tokią naratyvą ir nuomonę, tai viskas yra normalu. Bet apie tai kalba ne tik tai oponentai, na taip, kai ir minėjom, Virginijus Sinkevičius ragino. O jis irgi oponuoja. Linas Kasčiūnas, taip, čia opozicija, bet ir kai kurie jūsų partijos bičiuliai atvirai kalba jau apie tai, kad galbūt partijos pirmininkas ir turėtų būti premjeras. Tai yra normalu. Ir Mindaugas Sinkevičius
atėjau šitą poziciją, prisimdamas atsakomybę. Ir aš irgi sakiau, jeigu atsimisit ir jums komentavau, kad jeigu net ir aš būčiau, tarkim, irgi tokiais pareigose, tai aš tikrai įsižadėčiau šito pareigų. Mero pareigų? Taip, nes aš savo didelį valdybę nesugebėčiau dirbti efektyviai. Tai kodėl yra kitaip? O Mindaugui Sinkevičiui irgi sakiau, kad mano nuomonė, kad jis turi atsidurti nacionaliniai politikai. Vienam ar kitam amplua, dėl to, kad sudėtinga labai dėliotis darbus, kai tu turi ir čia daryti. Tada kažkur kažkas kenčia. Ir jis šitą puikiai supranta. Man atrodo, jis jau yra komentavęs neseniai, ne, kad jau jis mato tą poreikį ir kitus dalykus. Jau nebeatmeta įvairių scenarijų. Galbūt bus Seime, galbūt net vyriausybėje. Tai žiūrėkit, tai kalbant apie dabar tos pokyčius, kur sako kolegos, na tai jie subjektyviai nuomonę savo išreiškia. Kiekvienas turi kažkokią savo matymą. Mūsų yra didelė frakcija 52, ne, pasipildė dabar. Pasipildė 53. Kai kalbam šiandien 53, galbūt bus dar daugiau, gal čia irgi yra strategija. Netas, tai yra normalu, tai yra politiniai procesai. Ir reikia jos ten ramiai žiūrėti, idealų niekad nebūna, bet reikia kažkaip užtikrinti tą irgi valstybės valdymą, o Mindaugas Sinkevičius savo sprendimus jau priims. Tai ką aš noriu pasakyti? Na, keisti dabar visą vyriausybės sąstatą, premjerą, dėl to tik, kad yra išrinktas pirmininkas, kai nėra kažkokios krizinės tokios situacijos, na, nėra racionalu. Kai kurie tie patys oponentai sako, kad tai neišvengiamai bus daroma, bet galbūt po savivaldos rinkimų, norint sukelti gal tam tikrą bangą, tada matytumėt prasme daryti pakeitimą? Tai čia aš šiandien jums neatsakysiu šitą klausimą. Gerai, o tai atsakykit, ar normalu, kad partijos vedlys nesiekia premjero postų? Kodėl ne? Yra tokių struktūrų politinių. Ir kodėl mes kalbame, aš vėlgi taip pasvarstysiu bendrai pagal savo matymą, kad mes turime partijos pirmininką turėti premjero postą. Taip, mes esame parlamentinė respublika, taip, bet kokia yra pareigybė antra valstybėje? Seimo pirmininko. Tai kodėl partijos pirmininkas neturėtų siekti Seimo pirmininko postą? Aš užduodu tokį klausimą kartais, pavyzdžiui, iš savo pusės, aš atvirai galiu ir šitoje laidoje pasakyti, mes esame diskutavę. Partijos pirmininkui reikia prieš tai tapti Seimo nariu, kad taptų Seimo pirmininku. Tai čia dabar tas traukinys tarsi ir nuvažiavęs, nebent galima būtų jį kažkokiu būdu pasivyti. Apie tai Mindaugas Sinkevičius jau irgi užsimena. Nu, matot. Kad yra čia kučių skandalo herojų, kurie gali trauktis iš Seimo. Visai gali atsitikti, tai mes nežinom. Mes šiandien sėdim, kalbam rytoj. Koks jūs kaip partijos vicepirmininkas? Koks realiausias scenarijus? Įneškite aiškumo, nes nežinau, mes šitus dalykus greitų metų visiems patys tarpusai kalbėsim. Mindaugas visiems jis turi apsispręsti, kaip jis nori, kaip mato savo amplua ir jos sprendimai. Dabar jo amplua, jis yra atima iš mūsų duoną, yra politikos apžvalgininkas, jis ateina apžvelgia, pakankamai įdomiai apžvelgia tą, jo įžvalgos įdomios yra politinės apžvalgos, bet sprendimų nėra. Jis kalba apie tai, kad dar jam reikia pakontempliuoti tuos sprendimus, bet ko gero žmonės laukia sprendimų, neužtenka vien apžvalgų. Arba jūs laukiate sprendimų. Tai žmonės laukia sprendimų. Žmonės laukia rezultatų, tai iš tikrųjų žmonėms rūpi apklausos tas pačios, ką rodo, ne ten koalicijos sąstatas, o kad būtų saugu, būtų atitinkamas pajamos, sveikatos paslaugos rūpi ir kiti dalykai, tai, kas žmogui tikrai rūpi. Savivaldui kokioje taip pačiai rūpi, kai žmogus išeina iš namų ir mato ten nutrupėjus asfaltą, kad tas asfaltas būtų pataisytas, kad būtų šaligatviai, vaikai. Kaip meras. Tai aš noriu žiūrėti žmogui. Taip, tikimasi. Bet tai absoliučiai daugumoje, jeigu mes pakalbėsime bendrai, kas rūpi žmogui, eiliniam žmogui išėjus ir matant, tai rūpi. O valstybė... Koalicijos sudėtis nerūpi, žinot. Kultūriniai čia yra dalykai. Man rūpi, pavyzdžiui, irgi rūpėjo tas dalykas, bet vėlgi mes turime svarstyti alternatyvą. Ar koalicijos sugriovus visą tą sąstatą, čia kalba žmogus, kuris nėra palaikytojas nuo starto kažko, ne? Ir dar sakėt, minėjot Lenkų rinkimų akciją, kitus dalykus, tai aš iš vis turėčiau būti totalus oponentas, ne? Pagal mane sprendžiu. Tai ar panaikinus sąstatą ir socialdemokratams neturint iš vis daugumos valdančiosios, žmonės geriau gyvens ir pajus kažkokius pokyčius, kai nebus priimti sprendimai, kurios kažką žadėjo? Nu ne. Tai čia irgi reikia žiūrėti alternatyvus. Kalbam, kad plus vienas frakcijų narys jau yra gerai. Bet ar tikrai gerai, dar čia klausimas? Čia tas bėgiojimas iš frakcijos į frakciją, jis turi ir privalumų. Jūs siūlote surengti naujus Seimo rinkimus? Ir privalumų ir trūkumų. Ne, aš turiu konkrečiai kalbu apie Viliją Targamadzę, kuri papildė frakciją, nors jinai kažkada socdemų gretose jau yra buvus. Ar mes turime niekad valdančioji daugumoje nebūnančią mažą partiją, kuri ideologiškai, sakykim, idealiai ten švari ir savo poziciją ginanti, bet nesugebanti realizuoti nei vieno punktų iš savo programos? Nusime, tokia gali būti, egzistuoja tokia partija, yra valstybėse daug tokių variantų.
Ar mes turime vėlgi, ta prasme, ne iki galo galbūt išgrynintą gal tą visą struktūrą ir panašiai, bet tai, kad sugebam kažkaip susitelkti ir pažadus įgyvendinti ir programą įgyvendinti žmonėms ir kažką pagerinti. Gerai, bet išgryninkim dėl koalicijos reikalą, nes, iš tikrųjų tai užsitęsė pakankamai ilgai. Prisimenam, kad dėl frakcijoje kilusio tam tikro maišto, Ruslanas Baranovas pakalbėjo apie tai, kad reikia priimti, kad gali čia įvykti skilimas. Vėlgi mano skyriaus narys. Tai va, pas jūs maištininkų yra nemažai. Premjerė, Baranovas, Dovilė Šakalienė, matot. Ir partijos pirmininkas tuo metu laikinasis Mindaugas Sinkevičius buvo priverstas į tai reaguoti ir pasakė, kad pavasario sesijos pradžioje iš pradžių pasakė, kad tas klausimas turėtų išsispręsti vienaip ar kitaip, jis norėtų, kad pavasario sesija prasidėtų kažkokiu jau aiškumu, su daugiau aiškumo. Pavasario sesija prasidėjo ir tęsiasi, buvo balsavimas dėl Kapčiamiesčio, bet Nemuno aušra nedalyvavo ir taip toliau. Žodžiu, partijos pirmininkas, Mindaugas Sinkevičius tapo partijos pirmininku, bet trypčiojimas dėl valdančiosios koalicijos jis tarsi tęsiasi. Turėjo būti gegužės mėnesio pradžioj per suvažiavimą, dabar vėl kažkur sprendimas atidėtas kažkam laikui. Ne, per suvažiavimą partijos taryboje mes priėmėm paskutinį sprendimą, ten kur ta rašiklė yra. Balandžio 16 turėjo būti tas sprendimas iš pradžių. Tai tada taryboje priėmėm sprendimą, nesuvažiavome, ten tada balandį galbūt ir galėjo būti, taryboje priėmėm sprendimą, išdiskutavę, prieš tai senoji dar valdyba išdiskutavę. Aš tam pas dalyvavau, tai galiu pasakyti ir prisijimti irgi šitą atsakomybę, jeigu kažkam nepatinka, kaip jūs sakote, atsiprašyti, kad vėluojam. Tai kada jis bus tas sprendimas? Tai aš jums jau kartojau ir jūs šitą žinote, kad mes pasakėm, kad nauja politinė vadovybė privalės įvertinti visą sutarties vykdymą, visą formatą, kuriam mes dirbame ir ne tik apie Nemuno aušrą kalbant, bet bendrai apie visus. Mes matome visų pirma nutrupėjimą valstiečiuose, ne? Matome irgi atitinkamai balsavimus irgi, kur nepalaikomi kai kurie sprendimai. Ir įvertinti visas galimybės, atitinkamų alternatyvų, kitų dalykų, bendravimo formatų, pirmininkavimo. Žiūrėkit, iki gegužės pabaigos, tai aš tikiu, kad pirmom savaitėm birželio pirmom savaitėm, kaip ir komunikavom, nes mes tą dalyką kalbėjom, vienas ar kitas sprendimas bus. Tai reiškia, jis bus arba, žiūrėkit, demokratiškai išdiskutuotas ir sako dauguma, ne, liekam tokiu formatu ir dirbam, ir jis lieka. Arba ar norisi. Jeigu tinka dabar nevaldančioje koalicija, partijos pirmininkas, tai jo pavaduotojas ar visi kiti. Susijai krūva pasako, kad mums tinka dabartinė situacija kokia yra. Aš atsakyti, kad nereikia čia tampyti katiną už ūsų ir tiesiog apsispręsti. Kodėl tampam? Netampama, yra terminas ir pagal tą terminą bus atsakyta visiems. Kur link judama? Koks tas gali būti? Nežinau. Visai neturit įsivaizdavimo? Nuomonės yra labai skirtingos žmonių. Labai panašu. Jis vertina už pliusus, kitus dalykus, galimybę įgyvendinti programą, skaičiuojasi mandatus ir panašiai. Nugi atvirai kalbėkim, ką čia slėptis, nereikia čia daug žodžiautis. Mandatų suskaičiavimas yra labai svarbus, kad būtų dauguma. Kiti dalykai irgi yra svarbus. Apklausa parodė, kad irgi jūsų partijos rinkėjai nelabai čia nori pokyčių ir panašu, kad jums patogiausia yra dabartinė koalicija. Tai kodėl? Nėra, kad jinai yra patogesnė. Mums irgi mes pavargstam nuo tų visų dalykų, kurie dabar įvyksta aplinkui vieną žmogų sukasi. Dėl to Mindaugas Sinkevičius dabar dar atostogauja vis. Žinai, žmogui irgi reikia pailsėti, tai yra normalu. Tai tikrai, aš kaip minėjau, tikrai labai nepatinka tai, kad konkretaus žmogaus problemos po to visus gula ant pečių mūsų ir reikia atsimušinėti, o viduje tu turi ir koaliciją, ir opoziciją, ir visą kratinį viską kartu. Tai šitą reikia diskutuoti, bet galbūt dabar sakau, pavyks šitą dalyką ir valdyti. Jo lab, kad matom, kad ir sprendimai tinkimi bus priimti. Tai kokia yra tikimybė, kad viskas liks taip, kaip yra? Negaliu šiandien atsakyti dėl to, kad tai bus tikrai demokratiškai priimtas sprendimas, o nuomonės yra įvairius. Man sudaro įspūdis, kad laukiama tiesiog teismo sprendimo, kuris čia padės išspręsti šitą rebusą. Teismo sprendimas labai neįtakos, nes iš tikro jis bus, visi suprantam, koks jis gali būti. Ir po teismo sprendimo atitinkamas asmo, jis taip ar taip gali išeiti ir kandidatuoti iš naujo. Tai vėlgi jį galima susigrąžinti ir kas iš to. Nesprendimas. Tai koks sprendimas geriausias? Neatsakysiu, koks geriausias. Aš turiu subjektyvią nuomonę. Sakykit, subjektyvią nuomonę. Nesakysiu subjektyvios dabar, nes aš sakęs ją jau startė pačiam. Tada buvo galbūt... Gerai, bet kaip partijos pirmininkas jūsų klaus nuomonės, patarimo jūs ar ne, kur ką daryti? Tai mes su juo ir išdiskutuosime, mes esam su juo kalbėję, jis turi irgi savo poziciją, aš savo. Kiti turi dar kitą poziciją. Gerai, o jūsų pozicija kokia yra? Tai mes atsakysim viską nuglūdinę, yra savo pozicija, po to ar buvo tokia ar netokia, atsakysiu jums, kai jau bus partijos oficialiai. Jūsų nuomonė reikia atsisveikinti su Nemuno aušra ir Remigijum Žemaitaičiu? Mano pozicija,
Tai aš niekada nebuvau už tai, kad su juo tai galbūt. Gerai, šiandien, jau priimam. Šiandienai reikia įvertinti galimybės, kad partija išlaikytų mandatų daugumą. Tarsi koalicinis formatas. Gerai, kaip visi šiandieniniai socialdemokratų trūkčiojimai gali atsiliepti savivaldos rinkimams ir konkrečiai, pavyzdžiui, jūs dar nesat oficialiai, ar ne, apsisprendęs, sieksit, bet panašu, kad sieksit. Tai kaip tai gali atsiliepti jums? Įmanoma pakartoti tą stebuklą prie Nemėžio ar prie Riešės? Prie abiejų labai svarbios teritorijos. Labai. Kai tikėtina nebus dešiniųjų pagalbos, visuomenininkų galbūt pagalbos, kurie dabar po visų šitų manevrų socialdemokratų gali būti, kad ir neparodys tokio didžiulio palaikymo jums, kokį jūs turėjote per praėjusius rinkimus. Tai be jų pagalbos. Dabar analizuokime. Su visu šitų bagažu šiandieniniu. Jeigu analizuosim bendrai nacionaliniu mastu, tai savivalda yra truputį kitoks dalykas. Ten žmonės balsuoja, ypač nutolusiuose nuo sostinės ar didmiesčio regionuose, balsuoja už žmonės, kuriais pasitikė, kurias pažįsta, mato realius darbus, kurie daromi dėl savivaldos. Tai ten partinis tas lygmo, jis yra tai, ką ir lemia. Ir aš manau, kad labai kažkokių nukrojavimų nebus. Žinot, kurie gali būti ten, kur mūsų galbūt žmonės, tas tokių irgi bus, visi mes čia neamžinytoj politika ir panašiai, kur tiesiog kai kurie žmonės, kurie buvo N metų ten ar merais, ar formavo tas daugumas valdančiasis, tiesiog nedalyvaus rinkimuose. Ir taip irgi gali būti. Ir tiesiog naujų lyderių atėjimas gali būti, ta prasme, galimybė kitiems ar oponuojantiems irgi parodyti savo galimybės. Tai va, tai čia gali būti kokie nukrojavimai ar nenukrojavimai. Yra paskaičiavimai tų galimų nukrojavimų ir nubirėjimų? Gali būti, kad pliusas atvirkščiai, kad turėsim dar plus 2 mandatus, kokius merų, pavyzdžiui, ar panašiai, nes mes dabar daug šiaip turime. Bet kalbant apie Vilniaus rajoną, tai Vilniaus rajonas yra labai skirtingas, tas ir elektorato prasme, tai yra, skaičiau, 3 savivaldybės, vos nei vienas sujungtos, didelė teritorija, aplinkui sostinė, yra pasienio teritorija, yra priemiesčio teritorija, kur labai skirtingi ir kitas žmonės, kultūrinė prasme net gyvena. Ir tikrai tas elektoratas labai skiriasi. Bet kartu tai yra didelis potencialas. Mes labai dirbame ir stengiamės iš tikrųjų. Aš nuoširdžiai dėl to ir pasilikau pareigose šitose, nes noriu bent jau strateginėse planuose, kitose dalykuose užprogramuoti tai, kad ateityje, net nepasinto kaip keistusi valdžia ir panašiai, šitą teritoriją vystytųsi teigiamą kryptim ir tai yra tikrai labai matoma. Aš šiandien skaitau ataskaitą, ką pavyko nuveikti, nepasinto to, kad turim sudėtingą formatą, bet ir su tarybos nariais pavyksta sutarti. Ir mes tikrai turime labai gerų sprendinių. Ne visai pavyksta sutarti su tarybos nariais, čia girdim, kad ir konfliktai savivaldybėje persikėlė ir Seimo komitetus jau. Tai yra politika, tai yra normalu, tai kiekvienas nori save per kažkokią amplua parodyti, aš tų sutarimų dalių ir niekad nebus, bet aš stengiuosi diplomatiškai spręsti, nes jeigu aš eičiau į totalų karą, aš galėjau tai iš karto nueiti, ne? Bet ką mes pasiektume, kad tiesiog žmonės negautų atitinkami tą, ką jie nusipelnė gauti, už ką moka mokesčius. Tai mano reikalas yra diplomatiškai išlaviruoti, maksimaliai šitoj situacijai, kad žmonės nenukentėtų. Ir mes stengiamės ir laviruojame. Aš tikrai esu dėkingas ir oponentams, kad jie eina į dialogą ir mes tą dialogą kažkaip surandame ne ten, kur nesutarėm, arba matom, kad vienas kitam oponuojam dėl pareigų ar panašiai. Tai Vilniaus rajone pasakysiu, kad visi čia gali įvykti. Jeigu aktyvumas, pavyzdžiui, bus mažas, tai gali būti vienaip, jeigu bus didelis, gali būti kitaip. Aš tik pabrėšiu, kad ir praeitais metais prieš rinkimus, 23 metais, tai antram ture tas įsitraukimas visų buvo labai platus, kad paremti mane. Bet antrą turą tai mes patys suformavom ir gavom. Ir gavom tose pačiose vietose, kur dešinieji balsavo už dešiniosius visada. Ir tie patys dešinieji patikėjo pirmam ture, kai nieks nepadėjo, kad, davai pabandom, prabalsuojam. Tai dabar žmogus ir turi įvertinti pagal tai, kokius resursus mes turim ir ką darom atitinkamą politinėm aplinkybėm esant. Ar jie yra patenkinti, ar geriau jie gyvena ir geriau mato tą situaciją nei buvo prieš tai, ar yra blogiau, ar jie mato, kad dar gali būti geriau su kažkuo kitu, jeigu aš, pavyzdžiui, kantuosiu, ar kažkas kitas mano komandos narys. Ir tada žmogus įvertins. Tai yra demokratija, tai yra normalu. Daugiau kalba apie tą, ar nepervažiuos jūs tas volas balsavimo prieš, bus nuotaika balsuoti prieš socialdemokratus, pavyzdžiui, jeigu tas nusivylimas. Tai žmogus įvertina šitą, jis ir priims sprendimą. Nes jeigu kažkas tiesiog ragina balsuoti prieš, ir po to paduoda kandidatus, dėl kurių bus nelaimingi tie vietos gyventojai, tai
tada žmonės jie patys ir pasirenka šitą dalyką. Ir tada tas jau, kuris tą įgrūdo, tai jis bus atsakingas už tą dalyką. Tai žinot, aš šitų dalykų nebijau tikrai. Mano nuomonė, kad mes su gyventojais pasitikėjimą turim suformavę didelį, o įvykti gali skirtingai, žmogus laisvas pasirinkti. Aš, jūs balsuotojai, einame, pasirinkam skirtingus, kartais kandidatus skirtingose rinkimuose, aš pats ir po to dalyvauju savivaldai. Tai yra normalu, tai yra demokratija. Dar tai apie tą laviravimą paminėjot, kad pasilikot mero pareigose, nors čia ko gero turit galvoj siūlymus kandidatuoti partijos pirmininką, ar ne? Ne, ir prieš tai pirmą vyriausybę tą formuojant. Pirmą vyriausybę partijos pirmininką, turėjot partijoje ne vieną šalininką, kuris, kaip suprantu, ragino dabar kandidatuoti partijos pirmininkus, mesti pirštinę Mindaugui Sinkevičiui. Kodėl jūs vis dėlto atsitraukėt? Kas čia per laviravimas? Ir jūs tapot partijos vicepirmininku, pirmojo Mindaugo Sinkevičiaus pavaduotojų. Kai kurie jūsų partijos bičiuliai kalba apie tai, kad čia kažkoks yra susitarimas tarp jūsų. Yra koks nors susitarimas? Yra. Koks? Mes vėlgi grįšiu, nes aš kadangi nemeluoju, tai atsimenu, ką esam kalbėję su jumis kažkada telefonu, tai pasvarstymai tokie buvo, bet buvo tik iš tos prizės ne dėl to, kad norėčiau, nes aš nenoriu. Iš tikrųjų, aš turiu irgi šeimos pagausėjimo laukia ir kiti, aš irgi žmogus, aš planuoju gyventi, žinau, kiek tai laiko užtrunka ir viskas kainuoja. Bet aš kartu labai pergyvenu dėl politinės struktūros. Aš tarkim, kai atėjau į Vilniaus rajoną 2015 kažkokiu 13 metais, tai aš atėjau tokia mirusią struktūrą, kuri nebuvo net iš vis ideologiškai panaši kažkur socialdemokratinė. Ir aš nuo nulio pastačiau su komanda, su žmonėmis, kurie atėjo irgi, ir tai yra net lygintina veikla, pastatėm nuo nulio, tarsi stiprią struktūrą, esam tikrai pavyzdinis skyrius, turim labai gerą kolektyvą. Žmonės, kurie nepaisant to turės ar neturės pareigas, jie visada atliksta misiją kitiems žmonėms, jie norės daryti visuomeniniai veikloje, dalyvauti ir panašiai. O iš to po to gimsta geriausi politikai ir atstovai. Jeigu jie sugeba netlygintinai daryti tai ir pasiekti rezultatą, tai aš visada savo skyrius nariams sakau, tai tada jau jūs užėmė bet kokias pareigas, tikrai pavyzdingai dirbsite. Nes kai tu ateini tik kad gauti pareigas, tai jau iš karto reiškia, tu nesi mylinti žmonės atstovas ir panašiai. Grįžtant prie susitarimo galimo. Tai mano klausimas buvo Mindaugui, kaip mes galime pajudinti, kad ta partija judėtų taip atsistatymo kelių pas šitų visų įvykių, kurie įvyko. Ir man labai svarbu buvo irgi išklausyti pažiūras, jam irgi turbūt buvo svarbu išklausyti, ką aš mąstau, tas matymai tolimiau. Tai čia mūsų individualūs jau pokalbiai. Ir mano nuomonė, kad daugumoje visų atveju mes tas pozicijas kažkaip sutapatinom ir jos yra gan panašios. Ne visur galbūt, bet yra daug kur panašios. Ir aš pasiūliau savo irgi paramą, pagalbą, jeigu jis nori. Nes tai reikia norėti irgi. Aš manau, kad dabar laikotarpis yra, jis buvo visien laikinas. Nėra taip, kad jūs gavote tas pareigas, tapot pavaduotojų pirmoji dėl to, kad nedalyvavot rinkimuose. Tai neoponavot jam ir čia O ką tai reiškia tas pavaduotojas pirmasis partijai? Esant galimybė, štai Mindaugas Sinkevičius buvo pirmasis pavaduotojas Gintauto Palucko ir Gintautas Paluckas griuvo, Mindaugas Sinkevičius tapo lyderiu. Tai ir jums tokia tikimybė irgi atsirastų. Ne, nes aš galiu nesutikti. Tai aš vėlgi sakau, man rūpi procesas ir struktūra ir man norisi, kad jinai judėtų tinkamų kelių, kaip mes įsivaizduojam, kad aš turiu irgi matymą, apie tai buvo diskutuota. O Mindaugo jau paties yra siūlymas, prašymas, kaip jis ten mato, nežinau, bet tarsi, kad jeigu mes susitarėm dėl to bendro darbo, tai tarsi, kad irgi padėti jam. Tai aš maksimaliai ką jau galėjau, tai šitoj pozicijoje būti, tai jinai yra daug atsakinga, nes esant kokiam reikalui, štai nėra Mindaugo, dar kažkur tu esi pirmas, kuris atsako už kažką ir ten komentuoja ir visą kitą. Man tai irgi užima daug laiko. Čia yra viena ta įdomia aplinkybė, tai kad pakankamai netikėtai buvo pakeistas partijos statutas. Iš pradžių buvo planuota. Ir jūs esate apie tai kalbėjęs ir viešai, aš mačiau jūsų tos kalbėjimus. Iš pradžių buvo planuota, kad partijos pirmininkas dabar pabaigs tik tai Gintauto Palucko kadenciją 1 metams. Staiga prieš jau suvažiavimą atsirado ta nauja formuluotė statuto ir Mindaugas Sinkevičius buvo išrinktas 3 metams ir man kai kurie socdemai savo, kad jums tai buvo pakankamai netikėta šitie pakeitimai. Mes diskutavom balandį partijos taryboje ir tas klausimas dar buvo toliau perkeltas diskusijai, kaip tai padaryti, nes pradžioj taip galvojame apie tos metus, bet iš kitos pusės. Ir jūs esate užsiminęs, kad jūs galbūt būtumėte dalyvavęs tuose rinkimuose, partijos pirmininko rinkimuose po metų, po savivaldos rinkimų. Bet jeigu kažkas įvyktų, tai
Jeigu kažkas įvyktų krizinį, mes visada galime sušaukti šitą suvažiavimą ir perinkti tą pirmininką. Čia nėra problemų, skyrius tai yra darom patirčių, mes turime N ir... Žodžiu, jūs nemanot, kad čia iš jūsų buvo kaip ir pavogtas tas šansas, kažkoks, reiškia? Ne, nes mes esame apsitarę kai kurios klausimus. Nesijaučiat išdurtas, apžaistas. Gerai, o jei rytoj reikėtų rinktis likti Vilniaus rajono meru ar eiti į nacionalinę politiką ir siekti ministro posto, va čia trumpi tokie keli klausimai pabaigai, ką pasirinktumėte? Likti meru. Likti meru. Gerai. Kas jūs labiau erzina? Biurokratija, opozicija ar Facebooko ekspertai? Biurokratija. Facebooko ekspertai nekiek nežino, kurie viską žino. Aš kiek spėju, tai dar kartais pabendrauju ir panašiai. Ir man labai patinka, bet, aišku, ten, kai daug labai šito tai nepavyksta. Man patinka pakeisti žmogaus nuomonę, bet jeigu gebu įtikinti, kad iš tikrųjų yra kitaip ir žmogus pataplyja. O jeigu nepavyksta pakeisti, tai reikia nepyksti. O ar kada nors, čia ir kolegos klausė tokį klausimą, ar kada nors jautėte spaudimą nebūti per daug lietuviškų arba per daug lenkiškų politikų? Taip. Jaučiat? Taip, tai yra sudėtinga mano atveju regione, kuriame aš dirbu, dėl to, kad mes turim specifinę situaciją Vilniaus rajono savivaldybėje, bendrai šitam regione, kad yra tas tautinis naratyvas, daugiakultūris, bendrai daugiakultūros savivaldybė, bendrai šitas visas regionas, pietryčių Lietuvos. Ir man būnant pagal tautybę lenkakalbių asmenių ir tokių tikrų patriotų savo valstybės, kuris labai vertina pilietinę visuomenę ir stengiasi dėkti maks priemonių, kad jinai būtų stipri ir išsivyščiusi, tai sudėtinga kartais, nes tu įlendi tos politinius procesus tarp vienų ar kitų dešiniųjų tokių radikalių ir gali būti iš Lenkų pusės mūsų kai kurių politikų arba tų pačių dešiniųjų iš kitos pusės ir kurie kartais per tą skaldyk valdyk paskatina atitinkamų procesų atsiradimą, o aš visada stengiuosi, kad vienyti bendruomenės. Ir tai yra sudėtinga, nes vienam reikia to, kitas sako, to per mažai, to per daug yra, o man yra svarbu, kad žmonės visi būtų vieningi, kad stiprią pilietinę visuomenę mes galėtume sukurti. Ir iš tikrųjų tai aš matau, kad labai daug pavyko per tą laiką likviduoti blogų dalykų ir nuveikti gerų darbų. Nes jeigu nors viena visuomenės mūsų gyventojų, piliečių dalys jausis kažkaip nepatenkinta, tai mes turime vėlgi pilkas zonas ir rizikus veiksnius. O yra koks sprendimas, dėl kurio žinot, kad, pavyzdžiui, gyventojai jūsų nemėgsta? Mano, kad neteisingas sprendimas ir ar dabar jį, pavyzdžiui, darytumėt kažkaip kitaip? Yra toks? Aš manau, tai yra ne vienas toks, tik dabar man sunku susigaudyti, kuris čia gali būti toks, kad, žinote, kas yra tie gyventojai nemėgsta, kokia čia masė turi būti gyventojai, žinote, nes kad būtų labai dauguma tokia, tai gal tokių nelabai kažkur yra, gal koks pasisakymas nekonkretus gali būti, žinot, bet aš dabar... Kažkaip nekonkretus. Žinot, kai kartais nuomonė išreiškia vienaip, o apkarpau kitaip ir parodo, sako, mes turim, pavyzdžiui, vienos gamyklos atvejį, man atrodo, kur aš nuo pradžios sakiau, kad valstybė pridarė problemų ir investuotojai pridarė problemų ir gyventojams padarė, kur ten konfliktas plečias, bet visiems tu turi kažkaip medijuoti, bandyti spręsti šitą dalyką ir kažkur ten buvo, kad... Ką pakalbėjote? Ne, tai buvo komentaras, jis buvo labai platus, bet tai iškirpo, ką norėjo, gavosi, kad iš vis kitaip. Tai gyventojai turbūt buvo nepatenkinti, žinot, tai vienas kitas arba kažkur neseniai paviešinam, džiaugiamės, kad pagaliau pavyko nacionaliniu mastu suderinti daug sprendinių dėl kelių, tarkim, kur nėra mūsų, tarkim, tvarkymas, asfaltavimo, ten kažkokį vieną objektą tvarko, vėlgi viešinam, kad parodyt žmonėms, kad kažkas ten vyksta, vėl sako, šitą atkarpą tai jau yra blogai, čia iš vis kažkoks pasityčiamas ar panašiai, nes kitą reikėtų, dėl tokio gali būti. Ta garsų į keliuką pas buvusi premjerą Saulius Skvernelis, ten baigėte asfaltuoti ar Vilniaus rajono savivaldybė, ar taip ir nebaigė? Ne iki galo, bet tai, kas pagal strategiją numatyta, turbūt yra pabaigta, nes strateginiam plane yra ir jis vykdymas turi būti užtikrintas. Tai ten yra turbūt dar tokia atkarpa, kurią labai sudėtinga būtų sutvarkyti, nes ten sutvirtinimų kažką ten reikia, dar kažko. Jau dabar valdžios netekė, Saulius Skvernelis greičiausiai ir to asfalto nesulauks, bet... Tai aš sakau, kas numatyta planuose, man atrodo, kad yra padaryta. Tik yra ten tokia atkarpa, kur galbūt net ten yra kažkoks servitutas praeinantis. Aš bijau sumeluoti dabar, tai jo ten nieks ir netvarkys. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Tai, ką mes pašnekėjom, dabar viskas išeis į eterį, nieko neiškarpysim. Tai, ką pašnekėjom, tai tą mūsų žiūrovai ir išgirs. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū žiūrovams, gražaus savaitgalio, ramaus savaitgalio. Iki pasimatymo.